Nors įstatymai draudžia bet kokios įrangos, kuri trukdo įgaliotiems radio ryšiams, įskaitant mobilų ryšį, policijos radarą ar GPS veikimą, pardavimą ir reklamavimą. Tačiau verta paminėti, kad yra daug įmonių, kurios vis tiek parduoda trukdymo įrangą, kuri kainuoja šimtus ar kelis tūkstančius eurų. Taigi, kiekvieną signalą galima blokuoti. Esmė yra žinoti to signalo dažnio juostą ir išsiųsti stipresnį signalą, kuris apims visą signalo plotį. Tai yra, kokį spektrą jis užima. Jeigu asmuo ketina kalbėti, ar tai yra prezidentas ar ministras pirmininkas, asmenys, kurie yra atsakingi už jų apsaugą, paprastai užblokuoja visus signalus toje vietovėje. Taip daroma todėl, kad dažnai ginklai ar sprogmenys yra suaktyvinti